Biblijoje yra išvardinta 12 kategorijų žmonių. Torai pasakyta 12 kategorijų žmonių, kuriem prakeikimas grėsia ir kurie gausiai prakeiksi. Jeigu neįeina į tą kategoriją, jis negaus prakeikimą. Tik 12 kategorijų žmonių gauna prakeikimą. Norite sužinoties? Žiūrėkime. Pakartoto įstatymo 27 skyrius. Pakartoto įstatymo 27 skyrius. Ir paskaitysim visas kategorijas. Nuo 14 iki 26 eilutės. 27 skyrius, nuo 14 iki 26 eilutės paskaitykim. Levitai garsiu balsu sakys visiems izraelitams, dvitaškis. Pirma kategorija. Prakeiktas žmogus, kuris amatininkų rankomis pasidaro drožtą lietą atvaizdą, pasibjaurėjimą viešpačiu ir slepia jį. Visa tauta atsakys amen. Stabaldystė, kuris daro stabus, religinius baibokus visokius. Tai labai svarbus dalykas. Ir turi būti, jų mes neturim turėti jokių būdų, žinot, nei namuose, nei kur. Nes labai nekaus dalykas. Nes, sako, tu būsi atiduotas sunaikinti. Turėjai bjaurėtis ir neįsinešti jokius namus. Prašiausiai išmest velniau. 7 skyrių paskaitykim. 25-26 eilutę, kad suprastum, kad nepapultum prakeiksmo. Jų dievų drožinius sudegink. Neimk iš jų sidabrą ir aukso, kad nepatektum. Net sidabrą ir aukso negali nunešti lobardą ir parduoti auksinės Marijos kokios. Ar Archangelo Mykolo. Negalima, įsivaizduojat? Net aukso negali paimti. Kad nepatektum spauti. Tai yra pasibjaurėjimas viešpačiui tavo Dievui. Dievui tai yra pasibjaurėjimas. Taip? Tai dabar sako, neįsineški savo namus jokio pasibjaurėjimo, kad nebūtų prakeiktas kaip ir jis. Bjaurėkis juo ir šalinkis nuo jo, nes tai prakeikta. Čia yra pasistabas, yra Dievui pasibjaurėjimas. Įsineši namus, tavo namuose yra tai, kas bjauru viešpačiui, pasibjaurėjimas. Tu sako, žiūrėk, kad nebūtum prakeiktas. Prakeiksmą, kad nebūtum prakeiktas. Matau, va čia skaitėme pirmą kategoriją. Stabas atneša prakeikimą. Bjaurėkis juo ir šalinkis, nes tai prakeikta. Įsineši automatiškai daliniesi prakeiksmu su tuo. Žinot, ypatingai kaip religiniam tikslam tos stabus daro. Įsivaizduoju, dabar grįžtam prie 27 skyrius, antra kategorija pastabingių. 16. Prakeiktas, kuris keikia tėvą arba motiną, visa tauta atsakys amen. Čia turime omeny ne taip, kad kad tai ten dar kažkas. Čia turime omeny, kai tu prakeiksmą taikai savo tėvą ar motinai. Visa tauta atsakys amen. Trečia kategorija. Prakeiktas, kuris perkelia savo artimą žemės ribų ženklą. Visa tauta atsakys amen. Žemgrobystė. Va taip va. Kaimyno šiek tiek teritoriją perkeliam ribą ir viskas. 18. Prakeiktas, kuris suklaidina aklą kelyje. Visa tauta atsakys amen. Čia yra abiem ipostazėm tas prakeikimas. Aklą kely, tikrai žmogus aklas, nemata jis eina ir sakai, va čia, kad jis įgriūtų kažkur specialiai. Čia vertas prakeikimas tas žmogus. Arba aklą kely, kuris nežino tiesos, jis specialiai žinodami mes tiesą, jis suklaidina, kad jis kažkur pakliūtų dėl kažkokios naudos ar pasijuokti. Dvasinis suklaidinimas. Toliau. 19 eilutė. Prakeiktas, kuris iškreipia teisingumą ateivio, našlaičio, našlės byloje. Visa tauta atsakys amen. Tai yra žmonės silpnų, kurie negali apsiginti. Našlaitis, kuris neturi tėvų, našlė, kurio nieks nepasirūpina tenai be vyro, ar ateivis, kuris jokių teisų neturi, kaip sakyti, nepilietis. Svetiam krašte. Žmogus, kuris negali apsiginti. Ir tu, naudodamas jų bejėgišką būklę, iškreipi teisingumą savo naudai ar kieno kito naudai. Prašiausiu, už tai prakeiksmas. Toliau. Prakeiktas, kuris sugula su savo tėvo žmona, nes atidengia savo tėvo nagumą. Visa tauta atsakys amen. Lytiniai santykiai su savo pamotė. Tai yra vertas. Atrodytų, pagal valstybės tą kas čia tokio, net negiminė faktiškai kraujo, ar ne? Pagal Torą vertas prakeikimo dalykas. Žiauriai. Toliau, 21 eilutė. Prakeiktas, kuris paleistuvauja su kuriuo nors gyvuliu. Visa tauta atsakys amen. Zoofilija. Prakeiksmas iš karto automatiškai. Net homoseksualizmas iškart nėra prakeikimas. Zoofilija yra. Toliau. Prakeiktas, kuris sugula su savo seserim, savo tėvo ar motinos dukterim. Visa tauta atsakys amen. Incestas tarp brolių ir seserų.
Nesvarbu, iš tėvo ir motinos, ar tik iš tėvo, ar tik iš motinos pusės sesuo ar brolis. Viskas tai yra prakeiksmo vertas dalykas. 23 eilutė. Prakeiktas, kuris sugula su savo uošve. Visa tauta atsakys amen. Santykiai su uošvene. Tai yra prakeiksmo vertas dalykas. 24 eilutė. Prakeiktas, kuris užmuša savo artimą. Visa tauta atsakys amen. Kas tyčia nužudo žmogų. Artimą dar. Toliau, 25. Prakeiktas, kuris paima užmokestį, kad pralietų nekaltą kraują. Visa tauta atsakys amen. Samdomas žudikas. Verčiasi kileris. Ir 26 eilutė. Čia pats bendriausias dalykas. Va į šitą kategoriją daug kas patenka. Didžioji dauguma žmonių pa šitą. Prakeiktas, kuris nesilaiko šito įstatymo žodžių ir jų nevykdo. Visi tu atsakys, kas Toros įstatymo nesilaiko, negyvena pagal Torą. Visi prakeiksmai pajungti. Negyveni pagal to, gaus. Tai yra pat bendriausia. Tai va čia 12 postulatų, čia išvardyta, už kuriuos ateina prakeiksmas.